Sveiki mano mėlėjai, su jumis vėl Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjos. Ir mes tęsim tolimesnę eigą mūsų darbų karkaso statybos. Dabar atkreipkite dėmesį, jau yra pusė stogo. Vyja LVL jau ant viršui. Gegnės, dvitėjos sijos irgi LVL fanera. Greitai bus jau kita stogo dalis dabaigta. Perdanga jau, kaip matot, yra sudėta gražiai, toj praeisim. Ant viršaus atsidūrė MPP 5 cm, todėl kad bus stogas daromas su MPP ant viršaus pirmiausiai. Čia dar bus kraigai užbaigti. Čia dabar klausimas labai klausinėja ir sako, kad užtenka tik vinių. Kas nori, tas gali tik vinim, kaip sakyt, bet čia matot kaip gražiai. Viskas gražiai, be jokių plyšelių. Ir vat yra pastoviai varžtai ir viniai, varžtai, viniai ir klijai. Brangus malonumas, nesakau nieko, bet užtat jūs galite būti visą laiką įsitikinę, kad čia neatsiras jokių plyšelių. Tai vat šią temą mes galim su jumis uždaryti. Kas nori, daro vinimis tik tai, o kas nori, kad nebūtų plyšiukų paskui, tai vat daro taip, kaip reikia. Dabar irgi brangus malonumas, bet specialūs Simpsono tokie laikikliai, kaip matot, kurie kampą fiksuoja. Ir va taip pat ir viršui. O viršui dar reikėjo su fanera praeit, praklijuot. Irgi Simpsono laikikliai. Ir viskas yra padaryta. Vat matot, specifika kokia. Ir vat tokie laikikliai naudojami. Tvirtinimai, galima taip pasakyti. Tokie tvirtinimai, vat čia. Vat. Dabar vat viską kalam su tokiu giniu. Ir va taip vat padarytas, galima sakyti, mansardinis aukštas. Čia vat LVL viršui, tas diagonalės įstrižainės, irgi LVL įstrižainė. Pakankamai aukštai, viskas gražiai. Tuoj atvažiuos pas mus jau termomediena. Mašina kažkur užstrigo. Nesugeba atvažiuoti žmogus normaliai. Ot. Tokia kolona 2 LVL-ai, sujungimas. Kaip matot, čia tas sujungimas toks sudėtingas. Ir dabar lipsim, šitą sniegą nuvalysim, jeigu kas čia kažką mato. Tai viskas čia tvarkoja, neduosim jam nutirpti. Jisai išvalytas bus visas. Ir kai uždarys baltplatą, neša jau baltplatą, kai išvalys tą, vienu žodžiu, kai sutvarkys tą baltplatą, jau beveik jau trečią sieną daroma, bus 4 stogą ir visas sniegas dar nespės nutirpti, mes jį visą išvalysim. Ir jokios drėgmės nebus. Jo, dabar čia kalba apie visokios matavimus, tai drėgmės aš jau matavau, rodžiau. Kiekvieną kartą nematuosiu, bet dabar yra 14, 15, 16, apatinį vyją 25 drėgnumo. Čia matok, nematok, visą laiką toks drėgnumas yra. Dabar jisai yra pastoviai rodo tą drėgnumą. Bet čia nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog mes, kai išvalysim sniegą, uždaryta viskas su baltplatu, matot, tai paskui, kai atitirps viskas, tai čia jau niekas šitam namui nebus baisu. Ir vat, yra, matot, perdanga, gražiai sudėta, viskas susukta.
Ot. To išeisim į lauką. Parodysiu, kaip daroma baltplat. Čia vat pas mus ant tokių stoliukų dirba žmonės, kad būtų patogu, kad nepasilenkt, kad nugara neskaudėta. Ot, naudojam šabloną specialų, liniuotę. Dabar, vat, pažiūrėkit, buvo klausimų apie plokštę. Tai vat mes tą plokštę kalam su kabėmis. Ilgis kabių 10 cm. Vat, pirma buvo biški įsukta, bet tam, kad būtų lygi pagaut. Jeigu nepagauni, tai gali atsukti ir gauti geresnį rezultatą, nereikia raut. O dabar viskas jau tik tai eina su kabėmis. Ot. Kabės. Ir vat labai stora, galinga jinai, tokia pakankam 5 cm. Ot. Kad nebūtų prapūtimo, yra naudojam Doskin. Oi, ne Doskin, čia yra Big Plast SV produktas. Ot. Doskin naudosim dabar, praklijuosim visus tos jungimus, pragruntuosim, o paskui praklijuosim juostum. Ot. Įsivaizduokit, galingas darbas, daug reikėtų dirbti, bet ot, kad dvelktų kokybė, matot, taip viskas padaroma. Viską atkasim. Uba! Pistoleto automato. O tokią pistoletą turim. O tokios kabės. Kalašnikas mažiau sveria. Ot. Kaip ir rodžiau, matot, klejai. Čia yra 4D poliuretanas Saudal. Laiko viskas nuo viršaus iki apačios, viskas praklijuota. Čia yra, ot, iš karto kiti dalykai. Matot, naudojamas ir čia, tas vadinamas šreka. O tokios galingos plokštės. Ot, visur. Lygiai, gražiai. Medienos sertifikuota, obliuota graduota, C24 klasė. Gerai.